Arabai turi vieną išmintingą posakį apie gyvenimą. Vien tik saulė ir jokio lietaus žemę paverčia dykumą. Aš manau, labai įžvalgus pastebėjimas apie gyvenimą. Dažniausiai mes norime, kad mūsų gyvenimo niekada netemdytų jokie audros debesis, vien tik tai šviestų saulė. Bet ar nebus taip, kad jeigu vien tik tai švies saulė mūsų gyvenime, mes tiesiog tapsime išdžiūvę kaip dykuma? Mūsų kasdienybėje nebebus gyvybės. Mes nebemokėsime pasitenkinti gyvenimu, tuo, ką turime, džiaugtis kasdienybę ir mažais dalykais. Kada Dovydas rašė savo 23 psalmę, kurioje jisai apie Dievą kalba kaip apie ganytoją, kuris rūpinasi savo kaimenę, jisai sakė: nors ir eičiau per tamsiausią slėnį, nebijosiu jokio pavojaus, nes tu esi su manimi, tavo ganytojo lazda ir vėzas apgins mane. Izraelyje yra tikrasis mirties slėnis. Jis siauras ir gilus, saulė jį apšviečia tik tais tada, kada yra tiesiai virš jo. Galbūt ir pats Dovydas, kada dar ganė avis, vedė savo avis per tokią slėnį. Ir šį pavyzdį panaudojo kalbėdamas apie mūsų gyvenimą. Mirties slėniai, tie tamsūs slėniai, nėra išimtis. Kiekvienas iš mes per juos einame. Galbūt jūs dabar einate per vieną iš tokių slėnių. Ir dažniausiai koks klausimas mums iškyla, tai kodėl Dieve? Kam to reikia? Ir galbūt netgi suabejojame, ar apskritai mes Dievui rūpime. Tačiau tie slėniai nėra anomalijos. Yra gera žinoti, kad tie slėniai turi kažkokią tai prasmę. Tie slėniai yra skirti mums. Aš pamenu, viena pažįstamų pora išgyveno konfliktinę, jeigu taip galima pasakyti, situaciją savo santuokoje. Žmona leido vyrui gyventi taip, kaip jisai nori, nes vyras pastoviai buvo nepatenkintas savo žmona. Ir tas vyras labai greitai sugrįžo prie sveiko proto, kada pamatė skalbinių krūvas, kada pamatė virtuvę nesutvarkytą. Jisai staiga suprato, kokia yra vertybė turėti gyvenimo draugę, žmoną, kuri pasirūpina juo. Aš galvoju, kad ir mūsų gyvenime Dievas leidžia išgyventi sudėtingas situacijas, leidžia eiti per tuos slėnius. Ne dėl to, kad jam patinka mus kankinti, arba jisai nori matyti mus kenčiančius. Aš manau, kad tokiomis akimirkomis mes kai ką įvertiname savo gyvenime. Mes grįžtame prie kažkokių tai vertybių. Mes galbūt tampame labiau pastabus, galbūt esame labiau dėkingi už mažus dalykus. Galbūt pradedame vertinti tai, ko anksčiau nepastebėjome. Mes tiesiog tampame gilesnėmis asmenybėmis. Matote, Dievui rūpi mūsų charakteriai daugiau negu aplinka, kurioje mes gyvename. Galbūt mes galvojame kitaip. Mes galvojame, jeigu gyventume su pasitenkinimu, pilnatvėje, jeigu aplinka būtų gera ir mes būtume kitokie. Bet matote, visi mūsų pasirinkimai, visas mūsų elgesys kyla iš to, kas mes esame viduje. Ir Dievas, matyt, neturi kitos išeities, kaip leisti mums eiti kartais per tuos slėnius. Ne dėl to, kad jam patinka matyti mus verkiančius, išgyvenančius skausmą, bet dėl to, kad kažkas įvyksta mūsų viduje, kas įgalina mus gyventi pilnaverčius gyvenimus. Gerai, ką daryti? Ką daryti, kai mes einame per tą slėnį? Dovydas kalbėjo, jeigu eičiau per mirties slėnį, nebijosiu jokio pavojaus, nes tu esi su manimi. Manau, pirmiausias dalykas, kada mes einame per tokius slėnius ir išgyvename kažkokias netektis, ar fizinės, ar emocinės skausmą. Pirmiausia, mes turime prisiminti, kad vis tik tais Dievas yra šalia mūsų. Mes neturėtume jų bijoti. Mes turėtume pasitikėti, kad Dievas yra šalia ir tas pasitikėjimas turėtų atnešti mums ramybę į širdis. Tai yra mūsų pasirinkimas. Mes renkamės, kaip reaguoti. Mes galime rinktis likti susireikšminę, įsiskaudinę, pikti arba nusivylę. Mes taip pat galime rinktis pakelti savo akis nuo savo problemų aukštyn, į Dievą. Kaip gauti tos jėgos savo gyvenime? Galbūt čia ir slypi paslaptis, nukreipti savo žvilgsnį nuo savo problemų, nuo savęs, nuo savo bejėgiškumo ir kreiptis į Dievą, iš kurio ateina jėga mūsų gyvenimams. Apaštalas Paulius laiške Korintiečiams yra užrašęs tokius žodžius. Išmėginimai, per kuriuos jūs einate, yra žmogiški. Dievas yra ištikimas ir jisai neleis jūsų gundyti daugiau, negu jūs galite pakelti. Bet su kiekvienu išmėginimu jisai duos ir išeitį. Matote, Dievas
nenori vien tik tais mūsų kankinti ir atimti gyvenimo džiaugsmą. Dievas mūsų augina, bet su kiekvienoje situacijoje yra išeitis. Kiekvienoje situacijoje Dievas yra šalia. Ir mes turėtume tuo pasitikėti. Dievas mūsų neapleido. Jeigu skaitytumėt visą tą psalmę nuosekliai, turbūt atkreiptumėte dėmesį, kad Dovydas šiek tiek kitaip pradeda kalbėti apie Dievą. Pirmose keliose eilutėse jisai kalbėjo apie Dievą, kad viešpats yra mano ganytojas, jis, buvo naudojamas tas trečias įvardis. Tačiau staiga, kada jisai kalba apie gyvenimo slėnius, jis į Dievą kreipiasi tu. Jisai kalba jau asmeniškiau, tai tarytum malda Dievui. Ir iš tikrųjų, malda nėra vien tik malda nėra eilėraščiai Dievui arba sakymas to, ką Dievas norėtų išgirsti. Malda yra tiesiog atverimas savo širdies Dievui ir pasidalinimas tais išgyvenimais, per kuriuos mes einame. Nors eičiau per tamsiausią slėnį, nebijosiu jokio pavojaus, nes tu esi su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Įdomu, kad Dovydas toliau rašydamas savo psalmę ir kalbėdamas apie Dievą kaip ganytoją, kuris veda savo kaimenę per tamsų slėnį, jisai pamini du dalykus – ganytojo lazdą ir ganytojo vėzdą. Vėzdas buvo kažkur 50 cm ilgio lazda su gumbu gale ir jos paskirtis buvo vienintelė – apginti avis nuo plėšrūnų. Ganytojas taip pat turėjo ir lazdą, jinai buvo didelė lazda su lenktu galu ir šios lazdos paskirtis buvo padėti avis prisitraukti arčiau savęs, padėti avims eiti teisingų kelių, nevaikščioti klystkeliais. Dovydas sako, kad aš esu ramus netgi tada, kada išgyvenu sudėtingą situaciją savo gyvenimuose, kada tarytum einu per mirties slėnį. Aš galiu būti ramus, nes Dievas manęs neapleido, Dievas mane saugo ir padeda man eiti teisingų kelių. Kitoje psalmėje Dovydas yra pasakęs: daug blogybių gali teisusis patirti, bet iš visų jų viešpats juos išveda. Visi, ir tikintis Dievu, ir netikintis Dievu, visi išgyvename problemas savo gyvenime, visi einame per slėnį, visi susidurėme su finansinėmis, socialinėmis, emocinėmis problemomis. Tačiau yra vienas skirtumas, didelis skirtumas. Ne šešėlių nebuvimas, bet ganytojo buvimas. Tikintysis gali rasti paguodos, žinodamas, kad netgi ir eidamas per tamsiausią slėnį, ganytojas yra šalia. Ir eidamas per tą slėnį, jisai gali pasitikėti jo apsaugą ir jo vedimu.